Dalies suaugusiųjų Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą yra pakankamos, o kitos dalies yra nepakankamos. Ta rodo Higienos instituto atliktas tyrimas. Todėl ir ta mityba tikrai nėra tokia, kokia turėtų būti, ir tą mes pamatysime. Na ir pasižiūrėję Higienos instituto atliktą mokyklinio amžiaus vaikų mitybos tyrimą, matome viena iš tų problemų, ką labai akcentuojama, nustatyta, kad mokyklinio amžiaus vaikams cukrų tiekiama energinės vertės dalis viršyje rekomenduojama ir tų cukrų per dieną suvartoja per daug. Tai reiškia, paprastųjų angliavandenių vis tik yra per daug, ir kalbant apie saldumynų vartojimą, vis tik tai per dažnai mokiniai, vaikai vartoja saldumynų, ir jeigu mes pasižiūrėtume į tuos čia raudonai parodytus lentelėje skaičius, tai matom, kad bendroj sumoj apie 61 procentas mokinių vis tik tai dažnai vartoja saldumynus, ir jeigu pasižiūrėjus į tendenciją tarp 20 ir 24 metų, netgi nežymi saldumynų vartojimo didėjimo tendencija. Na, o kalbant apie gazuotus saldžius gėrimus, nors apie 40 procentų vaikų per daug jų vartoja, bet čia jau mes galime matyti mažėjimo tendenciją. Ir tarp tų, kurie dažnai, kasdien arba 5-6 kartus per savaitę geria, matom, yra mažėjimo tendencija, bet irgi galima vis tik tais konstatuoti, kad per daug ir tų. Ir aišku, to cukraus susirenka iš įvairių produktų, ir to nematomo cukraus, kai atrodytų, lyg ir valgo produktą ir to cukraus nemato, bet sudėtyje jo gali būti. Kita problema, ko gero, kuri tikrai yra jau nuo ankstesnių laikų, kad vis tik tai dažnai ir gana nemažai mokiniai vartoja bulvių, kukurūzų traškučius, riebaluose virtus, skrudintus, spragintus gaminius. Ir aišku, jeigu tokius gaminius pavartos retkarčiais, tai nieko tokio baisaus ir neatsitiktų. Bet yra mokinių, kurie tai vartoja dažnai, kelis kartus per dieną arba net vieną kartą per dieną, tai tokių galima sakyti apie 20 procentų, kelis kartus per savaitę apie 40 procentų. Vadinasi, 60 procentų mokinių turėtų tikrai mažiau jų vartoti. Jeigu pažiūrėjus pagal klases, tai kažkokio statistiškai ryškaus skirtumo nėra, priklausomai nuo klasės. Pagal lytį irgi statistiškai reikšmingo skirtumo nėra, pagal gyvenamą vietą taip pat nėra. Taigi galima sakyti, kad čia jau, jeigu yra planuojamos intervencijos kažkokios visuomenės sveikatos, tai galima orientuotis į visus vaikus. Ir čia tikrai yra didelė problema, nes tų traškučių suvartoja. Kodėl tai yra problema? Kadangi ypač bulvių traškučiuose technologinio proceso metu prisigamina medžiaga akrilamidas, kuri yra kancerogeninė medžiaga, o krakmolingose produktuose juos kepant aukštoje temperatūroje tikrai gana didelė koncentracija prisigamina, o akrilamidas gali veikti ir tiek centrinę, tiek periferinę nervų sistemą. Mergaitėm ateityje gali sukelti gimdos kaklelio vėžį jau vyresnėme amžiuje moterim. Todėl problema didelė, ir čia tiesiog įdomumo dėliai keletą pavyzdžių. Ir tų pavyzdžių skaičius čia nedidelis, bet tiesiog vaizdžiai matosi, bulvių traškučiuose matom iki 2300 mg kilogramui gali prisigaminti akrilamido. Keptose bulvytėse, kurios irgi vaikam labai skanios ir suaugusiam aišku skanios, iki 1100, kai tuo tarpu tuose kasdieniniuose produktuose lentelės pačioje, kaip sakysim, ten pica, blynai, kodletai, matom kepta žuvis, 30-60 mg skirtumas yra labai didelis. Ir už tai, jeigu, pavyzdžiui, vaikas kasdien arba kas antrą dieną eidamas iš mokyklos nusipirks bulvių traškučių pakelį, jau ateityje rizika gali būti gana didelė. Pusryčiai, šiandien jau mes girdėjome, kad pusryčiai turėtų būti tikrai kiekvieną dieną valgomi, bet ką mes matom, dar kol vaikai maži pradinių klasių mokiniai, ir tai tik apie 70 procentų valgo kasdien pusryčius, vyresnėse klasėse matom mažiau negu 60 procentų mokinių valgo pusryčius. O matėm tik tai apie 50 procentų
valgo mokykloje karštus pietus. Vadinasi, dalis mokinių nei pusryčių, nei tų karštų pietų nevalgo, bet vis tiek kažką tai valgo. Tikėtina, kad galbūt ir ne visada sveikatai palankų maistą. Na, pagal lytį irgi statistiškai reikšmingo skirtumo nėra, tiek berniukai, tiek mergaitės, matom, ne visi valgo pusryčius, pagal gyvenamąją vietą irgi. Tai vėlgi čia tos, sakysim, visuomenės sveikatos biurų planuojamos intervencijos gali būti nukreiptos į visus mokinius. Na, tam tikri netolygumai yra pastebėti, kalbant apie pusryčių valgymą. Ir čia raudona spalva yra parodytos apskritis, kur didžiausias mokinių procentas nepusryčiauja. Alytaus, Kauno, Panevėžio ir Tauragės apskrityse matom virš 40% mokinių nepusryčiauja. Kitose apskrityse matom mažiau, bet problema bet kokiu atveju irgi yra. Na, daržovių vartojam per mažai, tiek suaugę, tiek vaikais. Vaikai ir iš tikrųjų matom tą rekomenduojamą kiekį, na, galbūt ir pagal vartojimo dažnumą apie 60% mokinių, na, suvartoja galbūt, bet irgi, na, turėtų būti žymiai daugiau vartojama daržovių. Pagal klases, vėlgi, kuo vyresnė klasė, tuo kelis kartus per dieną vartoja mažiau. Na, vieną kartą per dieną tai vartoja, bet vėlgi tie skaičiai rodo, kad per mažai yra iš principo vartojama daržovių. Pagal lytį, na, irgi čia yra, nors matom tie svyravimai, bet jie nėra statistiškai reikšmingi ir pagal gyvenamąją vietą, ar miestas, ar kaimas, taip pat nėra statistiškai reikšmingi svyravimai. Vaisiai ir uogos irgi situacija yra maždaug tokia pati, kaip kalbėjau apie daržoves, ir taip pat kuo yra vyresnė klasė, kasdien vartojančiųjų skaičius yra mažesnis. Na, o, sakysim, kalbant apie vartojimą vieną kartą per dieną ar kelis kart per savaitę, tai nuo klasės ir statistiškai reikšmingai skirtumo nėra. Kalbant apie mėsą, mėsos galima atkreipti dėmesį, o kiek retai nevartojančiųjų yra. Tai tikrai nedaug, galbūt maždaug apie 7–8 procentai. Tai mokiniai mėsos pavalgo įvairių dažnumų, bet mėsos vartojimas tikrai yra gana nemažas. Tuo tarpu, kalbant apie žuvies ir jos produktų vartojimą, visai kitokia situacija. Tai reiškia, dažnai vartojančiųjų yra labai nedaug. Na, retai, taip matom, bet irgi apie 40%. Žuvis irgi yra biologiškai vertingas patiekalas, produktas, baltymai yra labai vertingi, gaila, kad racione jos yra per mažai. Pieno ir pieno produktus tradiciškai Lietuvos gyventojai vartoja pakankamai, tarp mokinių taip pat yra tas pakankamas pieno ir pieno produktų vartojimas, tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių, tiek kalbant ir apie miestą ar kaimą. Tai čia jau ko gero, netgi istoriškai žiūrint, pienas ir pieno produktai Lietuvoje gyventojų mityboje jie yra paplitę, taip galima konstatuoti. Taigi, jeigu apibendrinant tai, kas pasakyta, tokias galima būtų padaryti išvadas. Ne visų mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročiai atitinka sveikos mitybos rekomendacijas, nemaža dalis vaikų, dažniausiai vyresnių klasių, nepusryčiauja, visi vaikai, nepriklausomai nuo amžiaus, per mažai vartoja sveikatai palankių maisto produktų, daržovių, vaisių, uogų, žuvies ir jos gaminių. Nemaža dalis vaikų, dažniausiai 11–14 metų, tai 5–8 klasės, vis dar vartoja sveikatai nepalankius maisto produktus – bulvių, kukurūzų ir kitus traškučius, kitus riebaluose virtus, skrudintus ar spragintus gaminius, saldumynus, geria įvairius gazuotus ir saldžiuosius gėrimus. Ačiū uždėmesi. Tai labai ačiū gerbiamam profesoriui Rimantui Stukui už išsakytas mintis, už pristatymą, ir imponuoja mums tokia mintis, kad vis dėlto mes maitinamės nesveikai dar. Taip, iš tikrųjų dar yra problemų, bet vis tik kai kurie pokyčiai yra teigiami, tai vis tik galim prognozuoti, kad jeigu intervenciją suplanavus įvairias patrauklias, sakysim, vaikam, galima pasiekti rezultatus.
Tai kaip profesoriaus siūlytumėt stiprintas tas intervencijas? Jūs esat mokslininkas ir pedagogas, bet kas turėtų galbūt tas, kaip sakant, driveris galbūt didesnis būtų, vėlgi kalbant apie proaktyvę veiklą šitoj srity? Tai aš manyčiau, vis tik tai reikia kompleksiškai spręsti šitą klausimą, tiek vaikus, tiek suaugusius šviesti ir reikia ne tik sakyti, kad reikia to valgyti daugiau ar to mažiau, bet labai aiškiai pasakyti, kodėl. Kodėl to daugiau, kodėl mažiau, stengtis vaikams patrauklę formą. Kartais, pavyzdžiui, mane pakviečia pradinukam paskaityti paskaitą. Aš paklausiu, ar žinot pasaką, kaip ropė išaugo senelio darže ir pelytė padėjo išrauti? Visi žino. Kai paklausiu, ar jūs esat valgę, ar valgot ropės, ar esat matę, vaikai nevalgo, arba vienas kitas tik rankoj turėjęs tą ropę. Tai reiškia, per pasakas, per myslės, per žaidimus mes tikrai galime sudominti vaikus ir tada, kaip sakoma, grįžę vaikai į namus ir tėvam papasakos, ir užsisuks tas visas procesas. Tai reiškia, reikėtų tikrai patraukliom ir labai suprantamom formom. Reikėtų labai paprastai, neaiškinti, jums reikia tokio vitamino ir tokio mineralo, ir reikia pasakyti, valgykit tokį produktą ir gausite tą vitaminą, kuris jums padės kažką tai. Tai tada tie 3 punktai, ką valgyti ir kodėl tą valgyti ir ką tais gero duos, o gal ką blogo duos. Tai taip pat čia tikrai reikia gana, taip paprastai, kuo paprasčiau, aš manau, tuo efektyviau bus. Jūs žinot gerai mūsų, kaip sakant, institucijas, tai iš kurios galbūt institucijos daugiau Tai čia visuomenės sveikatos biurai, tą tikrai jie daro, tą dirba ir turėtų galbūt dar aktyviau, nes visuomenės sveikatos specialistai, biurų specialistai dirba mokyklose, tai iš karto intervencija gali būti orientuota į vaikus. Kiti visuomenės sveikatos biurų darbuotojai bendrai į visuomenę, suaugusiems žmonėm ir aišku, kažkokios veiklos turi būti bendros šeimom, tai čia aš manyčiau visuomenės sveikatos biurų tas darbas turėtų duoti. O metodinis vadovavimas irgi jiems, ar dar kažkas čia turėtų įsijungti? Metodinis vadovavimas faktiškai, kiek šiai dienai Higienos institutas, kiek žinau, teikia tą metodinę paramą biuram, o biurai jau dirba, tai čia ta grandis, jinai kaip ir ant popieriaus labai gražiai surašyta. Ant popieriaus. Dar 2 minutės turim, jeigu profesoriau norėtumėt paklausti, kas nors ar refleksiją pasakyti, prašom. Saulius Daniulis, Lietuvos ekologinių ūkio asociacija. Aš profesoriau norėjau paklausti, dabar mes kalbam apie maistą ant popieriaus, kai sakot, viskas labai gražu pagal kalorijas, čia buvo prieš tai vyriausybės svaigimas vaikų darželiuose pakeisti sviestą margarinų, alės veikiau. Dabar kalbam apie tai, jūs minėjote, ne apie tos traškučius, bet nekalbam apie visus sausainius mokyklose, kur eina su palmių aliejais visas maistas. Visos duonos su pridėtiniais cukrais. Į tą pusę duona, nežiūrim, kas yra. Mes kalbam ir apie tas pačias daržovės ir tiekiam tėvam ir turim pavyzdžių Ukmergėj, kai sakiau, tobuli darželiai 2 yra, kurie žingsnius pradėjo pirmus dėl vaikų sergamumo, dėl mitybos, kaip pasikeičia visa struktūra, bet tą vaiką suformuoja, jisai pakeičia šeimoje visas tradicijas ir pirmokėlį vėl tekšti vėl į mokyklą, toliau maitinimo nėra, todėl mokyklose dar vieno, ko jūs nepasakot, kodėl tie vaikai nevalgo. Todėl, kad ten neskanu. Todėl, kad visas maistas, didžioji dalis mokyklų atvežtinės pliurzos maistu vadinama. Atvežė termusais, tekš prikrovė, vaikui valgyk. Nei iš vaizdų, nei skanu ir vaikas nevalgys. Esmės mes turėtume grįžti prie maitinimo vieto, prie sveikų produktų, prie neužterštų jokių palmių aliejais, papildomais cukrais, chemijos pramonė jokia. Ir vaiką formuoti tą vietą, tada į mokyklą ateis ir toliau ir bus susiformavęs, bus stiprus žmogus. Iš tikrųjų, jūs esate teisus dėl skonio, nes vėlgi tyrimai rodo, ir mūsų visuomenės sveikatos katedros fakultete atlikti tyrimai, pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis žmonės renkasi maistą, ne sveikata, o skonis. Žiūri, kad būtų skanu, antroji vietoje jau yra sveikata, bet pirmoji vietoje skonis. Aišku, gerai, kad skanu, bet jeigu ir skanu ir sveika, tai puiku būtų. O kalbant apie tą pridėtinį cukrų, tai negalima sakyti, kad nedaroma. Yra ženklinama rakto skylutės simbolių produktai, kur yra sumažintas pridėtinio cukraus kiekis.
Neužmirškite įsijungti mikrofoną, kas kalbat ir atkreipkite dėmesį, kad yra daromas ir įrašas, ir yra tiesioginė transliacija, užtat būtinai reikės įjungti mikrofoną. Šiai dienai 89 žmonės tiesiogiai stebi mūsų transliaciją. Prašau, įsijunkit mikrofoną. Labadiena, esu Žana Andrėjeva, Lietuvos slaugos specialistų organizacija Vilniaus skyriaus direktorių, taip pat esu vaikų slaugytoja, kuri 30 metų dirbo. Ir pas gerbamas Stuka, šiuo metu jis mano dekanas, visuomenės sveikatos magistratūra pas mane. Tikrai žinokit, gerbiamas Rimantai moka mums parodyti visą visuomenės sveikatos svarbą, ypač apie mitybą. Kas susiję, visiškai sutinku, kaip vaikų slaugytoja, kad su vaikais reikia kalbėti tik žaidiminę formą. Čia yra vienintelis pavyzdys, kaip mes galim išmokti. Labai gerą pavyzdį matėm, buvo pristatę mums dabartinė švietimo ir mokslo ministrė Raminda Pupavienė, kada kalbėjo apie Kauno rajono kelių darželių. Tiesiog istorija, kaip tie vaikai augino produktus ir tiesiog po to jie juos valgo, tai čia yra labai irgi didelis pavyzdys. Taigi pritariu. Tik žaidimo formoje vaikams galim pasakyti, galim pateikti ir jie turi mūsų. Mes turim kalbėti jų kalbą. Tada bus ir mūsų ir visuomenė sveikesnė, ir mūsų vaikai. Ačiū labai. Malonu. Ir paskutinis tada, ponia Žiobienė, prašau. Aš tik norėjau papildyti toj dalykų, kur profesorius labai teisingai iškėlė klausimą dėl iš esmės valgymo laiko ir galimybių pavalgyti. Tai iš tikrųjų yra matyti mokyklom labai ir visuomenės sveikatos centram labai svarbus toks aspektas, kad reikia atkreipti dėmesį, ar vaikai turi galimybę mokykloje pavalgyti, ypatingai kalbant apie didžiasias mokyklas, kaip yra organizuojamos valgymo pertraukos ir ar jie gali, nors galimybę pavalgyti turi, nors vieną kartą mokyklos laikotarpyje. Lygiai taip pat mes esam turėję tyrimą dėl kada mokykloje nebuvo valgymo pertraukos ne todėl, kad nebuvo kitos galimybės, o tiesiog organizavo pagal autobusų grafiką, kad vaikai spėtų išvažiuoti. Tai higienos norma turėtų būti išlaikyta ir vaikai turėtų galimybę pavalgyti mokykloje. Ir čia turbūt yra tie aspektai, kurie yra labai svarbus. Ir čia ne įstatymų leidybos procese, bet iš esmės savivaldos lygmenyje tą reikėtų labai aiškiai pasižiūrėti. Pačioje mokykloje, jeigu mokykla nedaro, tada savivalda turėtų labai aiškiai kontroliuoti. Ir matyti, čia irgi tam tikrus aspektus pasiektumėm. Ačiū.